Sveiki, šiandien ganėtinai turiu įdomų vaizdo klipą, parodysiu apie plytelių lygumą ir ką reikėtų žinoti apie pačias lygias plyteles. Čia jau nežinom, ką reiškia, nes bandom išversti lenkiškai, suprantu. Su mažo vandens įgeriamumu. Taip, teisingai, va. Čia, kadangi jau gal kas mato, turim 1,20 m ant 60 plytelės. Bet palaukit, dabar ne visi žino, kaip tas plytelės pamatuoti ir pasižiūrėti, ar jos tikrai ganėtinai lygios. Yra vienas triukas, kurį papasakosiu ir gal net jau kiti mato. Jeigu kas deda plyteles, tai jie visą laiką žino, bet jeigu esi paprastas žmogus arba nenusimanantis apie šitus darbus ar apie tokius dalykus, kaip patikrinti, tada šitas būdas tau bus kaip tik pats geriausias ir reikšmingiausias. Kaip atpažinti, kad plytelės yra nelygios? Čia turim plytelės didelio dydžio formato. Aišku, tos plytelių dydis gali lemti tą patį nelygumą arba bent jau jo kiekį. Todėl, jeigu didesnė plytelė, nelygumas didesnis, jeigu mažesnė plytelė, mažesnis nelygumas, bet vis tiek tą lygumą jos turi. Kartais turi tą nelygumą ir brangios plytelės, ir pigios plytelės, priklausomai kaip jos buvo pagamintos. Čia turim sauso spaudimo plyteles, akmens masės, jos įgeria drėgmę labai nedaug arba mažai, tai tinka dušuose, tokiose vietose arba lauke, terasose ir panašiai. Tai tokiose vietose dažnai tenka susidurti su tokiom plytelėm. Ir dabar vienas esminis dalykas, kadangi kai tu esi pasiėmęs visą pakuotę, toj pakuotėje sudėtos plytelės viena ant kitos ir į vieną pusę jos žiūri. Todėl dabar apie patį metodą, kaip patikrinti, kad plytelės yra nelygios. Gali apsiversti tas plyteles veidu vieną į kitą. Tai tarp turiu viršutinę plytelę čia, tarkim, į viršų žiūrinčią ir apverčiu sekančią, uždedu ant jos, bet jau, kad priekinė pati glazūruota pusė būtų nukreipta viena į kitą. Ir dabar pasižiūrėkit, ką mes dabar čia turim. Tai pasimato patys nelygumai. Čia aš matau tarpas, per visą plytelę jisai eina ganėtinai didelis. Ir praktiškai kampai nesiliečia. Jeigu aš paspaudžiu dabar kampus, jinai sviruoja vieną į kitą. Į vieną pusę, į kitą pusę. Tai ganėtinai, sakyčiau, didelis nelygumas. Galima apeiti, pasižiūrėti iš kitos pusės. Čia matau koks 2 mm tarpas. Čia jau jisai 2,5, o per vidurį prisiglaudžia pati plytelė. Todėl šitas ganėtinai metodas tinka tokiom plytelėm identifikuoti. Bet palaukit, tai dar ne viskas. Ką aš galiu pasakyti apie panašias tokias plyteles. Dar jeigu ne visai matėsi, padarysiu kadrų, kaip atrodo iš arčiau. Tai yra vienas būdas. Tokias plytelės galima dėti. Viskas čia yra tvarkoj su jom. Tik tai tiek, kad reikia atpažinti dėliojimo būdą. Tu jų negali dėti prasikeičiančiai, kad, ta prasme, viena plytelė dedasi per vidurį ir per jos siūlė eina. Tarkim, viena per šitos plytelės vidurį eina sekančių siūlė. Šito dalyko daryti negalima. Ant vienų pakuočių plytelių yra pažymėtos kryptys arba dėliojimo būdai teisingi ir neteisingi, ką gali padaryti ir pats. Gali padaryti klaidų ir po to atrodys vaizdas baisus, nes kadangi turim per vidurį įsigaubusią plytelę, o kraštai net nesiliečia, jie nulinksta į apačią, todėl tokias plyteles ganėtinai sunku sudėti, jeigu tu nežinai kaip. Jos viena prie kitos gali susidėti, jom nieko neatsitiks, viskas atrodys gražiai, bet jeigu tu pabandysi prakeitinėti raštą, raštas bus baisus, kampai iššoka, jeigu turim ant sienos vaizdą, kadangi apšvietimas krenta nuo viršaus, nuo lubų, ant sienų pradės kristi šešėliai, atrodys darbas atliktas nekokybiškai. Todėl, jeigu šito dalyką neįsivertini, vaizdas nekokybiškas, nepatinka nei pačiam žmogui, kuriam jau buvo atlikti tie darbai. Arba jeigu pats dediesi tas plyteles, tai toks vaizdas tikrai gali tavęs netenkinti. Todėl šitą dalyką aš galiu papasakoti, kaip pasidaryti. Pabandysiu aš susirasti pieštuką arba su ko bent jau pažymėti, kaip galima šitą dalyką padaryti. Žiūrim. Taip, dabar aš pabandysiu pademonstruoti šitą patį geriausią dėliojimo būdą, kaip tokias plytelės susidėti. Jeigu aš, tarkim, turiu prasikeičiančias siūlės ir noriu jas dėti, viskas yra įmanoma, tik tais jeigu žinai tokį tam tikrą aspektą. Čia įsivaizduokim, aš nupiešiu sveiką plytelę, kaip negali būti. Šiaip daugumai būna ant pakuočių pavaizduota, kaip negali ir kaip gali būti, bet būna kitur, kad ir nėra tokių dalykų.
Jeigu plytelės yra labai dideliais nelygumais arba kreivumais, šitas metodas, toks plytų dėliojimo būdas, yra nerekomenduojamas. Nes jeigu čia turim kalną, šitoje vietoje kalnas, o čia įdubos mažytės, todėl va šitas kalnas visą laiką užstos ir jeigu turim pakankamai stiprią šviesą, visą laiką parodė šešėlius. Kaip dabar tokias plytelės susidėt, tarkim nupiešiu aš sveiką plytelę, jų pasikeitimas turi būti, jeigu bent jau prakeičiama plytelė, tai turi būti apie 30%. Nu, kažkas tokio, daugmaž jeigu įsivaizduojat. Ką aš turiu omeny, tai jeigu turim 1,20 m plytelę, tai galima kokią 40-30 dėt. Esmė tame, kad kuo mažesnis pasikeitimas, tuo mažiau ryškesnis defektas bus. Tai jeigu turim ganėtinai didelį defektą, tai mes tą defektą galim sumažinti sudėdami va tokiu būdu, ne per vidurį, jeigu turim va vidurį čia, o šonuose, kad kuo toliau į galą plytelės, tuo mažiau matysis. Nes tas pilvas visą laiką išlenda ir tikrai labai išlykščiai atrodo, kiek yra tekę susidurti, neaišku būdavo, ką mes blogai padarėm, o pasirodo yra tokie labai esminiai dalykai. Anksčiau tokių dalykų net nerodydavo ant plytelių pakuočių, dabar jau yra pavaizduota, kaip jas galima ir kaip negalima dėti. Tai žodžiu, turim 30% ant tokių plytelių, va tokių didelių, prasikeitimą, jeigu norima jį prakeisti. Jeigu dedi lygiai plytelę su plytelė, tai viskas yra gerai. Kampai nesimato, bet vat, jeigu turim va tokius vaizdus ir bandom tada prakeitinėti raštus, tai toks variantas yra labai blogas. Ir ypač jeigu turim plytelę, būna plytelių dydis ten atrodo 18 ar 20 iš pločio ir jinai ilgio kokią 40. Tai tos plytelės niekad negali būti viena su kita sudėtos. Nu, tarkim, kaip pavyzdys, va tokia pailga plytelė, jeigu turiu sudėtą vieną prie kitos, jų dydis yra skirtingas. Jos skirtos padaryti su prakeitimu. Jeigu tu prakeitimo neturi, va šitos vietos yra nebesutaikomos. Tai ką aš turiu omeny, tarkim, va tokią pačią plytelę sudėjęs, jau tu gali žiūrėti, kad praktiškai tau jau nebeužtenka tos plytelės uždengti, siūlės pabėga ir panašiai. Todėl tokius dalykus reikia įsivertinti, pasižiūrėti. Yra tam tikri dėliojimo būdai, kurie leidžia šitą dalyką įspręsti. Tiek nelygumą, tiek pačių plytelių dydį ir panašiai. Todėl visas plytelės galima sudėti tvarkingai ir gražiai, jeigu tvarkingai ir gerai įsivertini jų patį lygumą. Tai čia, kadangi akmens masės mėgsta labiau kraipytis, ypač sausas spaudimą, aišku, akmens masė kitaip ir nesidaro, sausas spaudimas, keramikinės jau kitokiu būdu pasidaro. Tai todėl va šitą esminį dalyką, jeigu įsivertini ir moki pasidaryti, tai viskas gerai. Tada gausis efektas, kokybė ir grožis. Jeigu ne, tada geriau nerizikuojam, darom lygiai plytelę su plytelė arba siūlę su siūlė, jeigu jos nėra pailgos ir ilgos. Tokios pailgos plytelės turi dėtis jau tikrai prasikeičiančiai, arba jos gali būti mažesnės, arba jos gali būti didesnės, arba trumpesnė, arba ilgesnė. Todėl paėmus ir sudėjus ją vieną su kita, tas vaizdas labai išryškėja. Todėl tas pasikeitimas šiek tiek pagelbėja ją sumažinti, bent jau negražų vaizdą. Todėl įsivertinat ir turit kokybišką vaizdą.